santykinai nedaug Lietuvos įmonių turi ryšių su klientais valdymo, vadinamus CRM sistemas. Reiškia, jeigu, pavyzdžiui, tas mobilumas darbuotojų yra suprantamas, tai yra kaip galimybė tiesiog gauti elektroninį paštą mobiliame telefone, bet, tarkim, reiškia, ar yra galimybė prisijungti prie įmonėje esančių dokumentų, vėlgi dažnai tos galimybės. Tai čia vis yra eilė tokių galimybių ir visai šaliai, ir Vilniaus miestui, kas labiausiai tikriausiai, reiškia, taip krenta į galvą, ar šauna į galvą pirmiausia, tai yra, kaip būtų galima nuimti tuos didžiulius transporto srautus, kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą važinėja, nežinau, kiek jūs laiko praleidžiat kamštį, reiškia, tikriausiai tie žmonės, kurie gyvena šiaurinės miesto daly, yra žmonių, kurie praleidžia valandą į priekį ir valandą atgal, ir tai yra didžiulis, jeigu suskaičiuosit per metus ir per dešimtmečius susidaro tikrai didelės laiko sąnaudos, jau nekalbant apie visą išmetamai, reiškia, kiek yra teršiama aplinka ir taip toliau, ir tikrai vertėtų pagalvoti ir pamastyti apie sprendimus, kaip būtų galima padaryti darbą lankstesnį. Ar būtų galima dirbti iš namų, ko tam reikia, technologijos tikriausiai yra, galima būtų dirbti iš kažkur kitur, daryti virtualius susirinkimus. Kitas rytis, kuri tokia mums labai įdomi yra, tai stebėjimas. Yra visi šviesolodžiai galina tikrai, reiškia, perduoti video srautus labai nesudėtingais, dideliais kiekiais ir tempais. Ir policijos projektai vystosi, aišku, yra stebima eilė vietų, tačiau ir galbūt ir bendruomenių projektą ir individualiai namus galima stebėti. Reiškia, aš tarkim dabar galiu iš savo mobilaus telefono pasižiūrėti, kas pas mane kieme dedasi, prisijungti, ką ten vaikai išdarinėja. Tai gal labai neužsikalbėkim, pratęskim toliau. Žodžiu, miestas pilnas galimybių ir pasaulyje esame labai aukštai pagal tas galimybės. Tai galbūt ne viską išnaudojame, nesugebame, pavyzdžiui, susitvarkyti savo eismo srautų, taip, kad būtumėm vis dėlto į darbą vyktumėm kaip nedideliam mieste, koks esame galų gale, o ne kokiam milijoniniam didmiestyje tiek laiko. Pone Aurimai Pautieniau, kaip jums atrodo, kur reikėtų judėti, kur reikėtų daugiau mąstyti, galvoti, į ko išrasti, kad tos galimybės, apie kurias minėjo ponas Nerijus, kad jos būtų įgyvendintos? Taip, sveiki dar kartą visi. Man gal iš tikrųjų būnant čia, iš tokio paukščio skrydžio, iš stebint senamiestį ir kitas brangias vietas, aš pats esu Šeškinės, kažkada tai persikėliau Antakalnį dėl to, kad buvo transporto kamščių. Dabar pasiekiu bet kurį centrą per 10-5 minutės ir tuo labai džiaugiuosi. Ir iš ryto? Ir iš ryto. Turiu tam tikrų gatvių ir tam tikrų vairavimo principų, kurie leidžia man greičiau nuvažiuoti. Jo, daugiau, kaip sakoma, reikia zigzagais, iš tikrųjų netiesiai, o zigzagais ir galima greičiau pasiekti vietą. Tai aš kaip Vilnietis ir gal labai norėčiau akcentuoti, kad mes turime dažnai tikrai labai, tikrai puikių pasiekimų technologijų srityje, bet aš norėčiau akcentuoti labiau galimybės, kurios, vadinkime, susijusios yra su žmonėmis, tai yra arba su projektais, su bendruomenėm, arba tai yra su jaunais žmonėmis. Tai yra, man atrodytų, kad mes būdami čia, iš to paukščio skrydžio žiūrėdami į priekį, galime ir į priekį, ir į laiko priekį pasižiūrėti truputėlį. Esam labai įdomių laikotarpių. Man, kadangi teko dirbti daug laiko su projektais visokiais arba įvairių sričių projektais, tai matau, kad mes turim puikią galimybę padiskutuoti, kokių norėtume projektų artimiausiai finansiniai perspektyvoje. Ir kalbame apie Lietuvą 2030, man labai norėtųsi matyti viziją Vilnius 2030 arba Vilnius 2020, tai yra kaip mes keičiam savo Vilnių, reiškias, per įvairias paslaugas. Mano manymu, ateitis priklauso paslaugoms ir tenka matyti verslo pokyčius pasaulyje globaliam ir pastebiu, kad būtent mūsų regione ir šiose mūsų šalyje, mūsų mieste, kuo daugiau turėsime paslaugų,
ir išnaudosime iš esmės, Vilniaus kaip, vadinkime, nedrįsčiau sakyti, kultūros sostinės, vis dėlto vis tiek yra be titulo. Tai manau, kad mums kuo daugiau reikia kalbėti apie kaip mes galime įdarbinti savo kūrybingumą į paslaugas ir kaip galim panaudoti, sujungti su skaitminėm galimybėm, skaitminės Europos siekiais ir panašiai. Tai man tie dalykai atrodo svarbu, nes turbūt, kad dažna lietuvių bėda yra, kad mes iš tikrųjų turime technologijas, bet nebūtinai naudojame visas technologijas, arba turime sistemas, bet tos sistemos yra nesukabintos su žmonių poreikiais ir dažniausiai mes konstruojame, kaip sakyti, kaip stipri didelė valstybė, bet mūsų stiprybė yra žmonės ir kūrybingumas. Tai daugiau kviesčiau diskutuoti, ką galime daryti, kaip keisti, kaip paversti kiekvieną mikrorajoną, vadinkime, tam tikro kultūrinio, socialinio ar kokio ekonominio verslo klasterio su idėja dirbti viena ar kita, kad ne tik Užupis turėtų idėjas, bet kad visi mikrorajonai turėtų savo veidą. Taip, idėja konkrečioms bendruomenėms įgyvendinti savo kažkokius bendruomeninius projektus galbūt, tai kas yra arčiausiai, uždavinius naudojantis, žinoma, šiuolaikiniam technologijom. Aš pakviesčiau auditoriją taip pat jungtis į mūsų diskusiją, kas tik tai turėsite kokią mintį, idėją, prašom, rodykite ženklą, tai būtinai išklausysime jūs. Na ir tęsiant galbūt, vėl grįžtant, ponia Indrė, prie jūsų paminėtų dalykų, tai, ką jūs pristatėte kaip tam tikra, yra tam tikra vizija miesto, ar ne? Reiškia, miestiečiai su aplikacijomis naudojasi įvairiom paslaugom per savo įrenginius ir tokiu būdu patys keičia savo gyvenimą ir miesto veidą keičia. Ar galim išskirti, kokios tos svarbiausios sritys vis dėlto keistinos yra, ne? Kas būtų greičiausiai keistusi, naudojantis šitom technologijom. Mes jau paminėjom čia kelis kartus transporto srautus. Galbūt čia yra įmanomų kažkokių proveržių. Taip, iš tikrųjų, mobilios technologijos gali šiek tiek padėti. Viena iš idėjų, kuri dar nepradėta realizuoti, irgi yra mobilioji aplikacija, kurioje būtų atvaizduojami transporto duomenys įvairios, pavyzdžiui, kur yra grūstis transporto, kaip vyksta judėjimas mieste, kur vyksta kelio darbai ir gyventojai galėtų planuotis irgi savo maršrutą ir jiems mobilioji aplikacija tiesiog įspėtų, kad ar išvengti vienos ar kitos kliūties. Daugiau tokių kaip Aurimas atsirastų, kurie važiuoja įvairiais keleliais, tik jiems žinomais ir greičiau atvyksta į vietą, negu tiesiai važiuodami kiti. Taip, tai iš tikrųjų tokias technologijas padėtų šiek tiek ir transporto problemą spręsti, nes nebūtinai visi važiuotų vienu ir to pačiu maršrutu. Kita vertus irgi, kur dar galima šiek tiek pagelbėti, kur technologijos padėtų ir tas jau vyksta. Mes dar turime tokį miesto problemų registrą. Jis kol kas yra mūsų tinklapyje kaip ir web formate, bet artimiausiu metu vėlgi ir aplikacija startuos, kadangi mes jau šitą kryptį labai pamėgame, bet kiekvienas miestietis dabar gali savo pastebėtą ar duobę, ar nuvirtusi medį, ar dar ką nors užfiksuoti ir ta jo problema yra užregistruojama ir atsigula mūsų tinklapyje ir netgi galima stebėti visą eigą, koks specialistas už tai atsakingas ir koks rezultatas. Taip, tą galima dabar daryti per tinklapį. Taip, ir įkelti. Taip. Kokiu adresu? Ten yra Vilnius LT ir miesto skiltyje miesto problemos. Ir artimiausiu metu vėlgi pristatysime atskirai aplikaciją, tuomet bus dar patogiau, nes ne visada taip paprasta per tinklapį nurodyti konkrečią vietą, pavyzdžiui, kur yra ta duobė, ar dar kur nors mobiliuoju telefonu nufotografavus konkretų objektą būtų identifikuojamas jos tikslios koordinatės ir tai atsidurtų pas mus. Be abejo, tai mes tokius dalykus kūrė, mūsų valdininkai aišku nesidžiaugia, nes jie gauna labai daug darbo ir be abejo mūsų galimybės tikrai yra ribotos, pavyzdžiui, jeigu visas duobes miesto sužymėti, tai nereiškia, kad mes iš karto jas ir taip sugebėsime ir sutvarkyti, bet mes ką šioje vietoje irgi sugalvojame, kad jeigu net ir dabar, jeigu nėra biudžete tam pinigų,
Visą tai prieš pat svarstant biudžetą pagal atskiras sritis tos problemos suplauks mums statistikos pavidalu ir mes tiesiog matysime tos karštuosius taškus, apie ką buvo pranešta labiausiai ir taip identifikuosime opiausias problemas, iš karto į kurias atsižvelgsime formuodami biudžetą. Neliu, gal jūs dar turite kokių idėjų dėl transporto? Galbūt ne tik apie tai, kaip savo automobiliais išvengti spūsčių, bet galbūt turėtumėm mąstyti ir kažką apie visuomeninį transportą, nes tai irgi svarbi kiekvieno miesto gerovės sudėtinė dalis. Na, vienareikšmiškai, bet mes labiausiai mastom apie tai, kad visgi to važinėjimo yra bendrų atvejų tikriausiai per daug, ar ne? Tai pagalvokit, kiek yra visokių verslo susitikimų ir yra čia, suprantant, tokie gana kultūriniai dalykai, reiškia, nes mums reikia susitikti, nes mes taip įsivaizduojam, kad kažkas tai bus geriau, ar mes labiau pajusim to mūsų pašnekovo